Nu taigi labas, brangieji. Seniai bebendravome, ne? Tai aš ir pagalvojau, kad reikėtų vėl dar kartelį pabendrauti. Nu, žinote, kasgi šiandien pas mus yra... Aha, tokia va, taip Liepos 2, taip sakant, pagal orą jau atrodo visai vasarai pabaigo, iš tiesų, va, visai ant nosies galo, va čia ant nosies galo, ant nosies galo dainų šventė jau beveik prasidėjus, praktiškai jau vyksta renginiai, didieji tuoj bus čianai ir, iš tikrųjų, ką aš noriu jums parodyti, žiūrėkit, kokį gražus daiktas čia yra, matot, net nesimato, va, kažkur čia pabaiga, kur čia pabaiga, nu jo, va, čia va, mat, ne šitą mašiną, va, čia, va, ir taip, kokis gražus daiktas, ne? Ir kągi šitas daiktas mums byloja? Šitas daiktas mums byloja tokį gražų šluotų gražų šokį su skrabalų muzikytė. Juokaujam, beveik nejuokaujam, kitaip sakant, čia fantastiškas yra toksai monumentalus statinys mūsų architektūros džiaugsmas, reiškiasi pasididžiavimas, reiškiasi, kur ten kažkur ten toli katedra, reiškiasi, vadin šviečia, pasididžiavimas mūsų architektų gale ir mintim. Štai kaip šitaip šoka ir dainuoja. Šitokios, reiškiasi, čia sudėtingos konstrukcijos yra tokios padarytos. Šitokios, reiškiasi, net nesimato daug, reiškiasi, lyno, tokių visokių, kažkokių čia dar, čia daug visokiausių. Kažkokių tai va tokių va, kažkokių va, ten tokių va, pimpedriuškų va pridaryta. Nu, toks monumentalus, toks statinys, kurio net iš tolo nesimato. Į ką iš simbolizuoja šluotų šokį, apie ką, nu, protinga labai žodžiai ant jo parašyti. Tas tiesa, negali to paneigti. Nu, tiesiog džiaugiasi širdis, didžiuojasi šimtmečio džiaugsmu ant šimtmečio dainų šventės. Ir aš galvoju taip, jeigu mes jau tokį kūrinį pastatėm, kurio net iš čia nesimato, reiškia, tikrai fantastiškas kūrinys, tai jau mes, man atrodo, stadioną tikrai galėsim pastatyti. Nu, taip sakant, tas šimtmečio statinio džiaugsmu aš džiaugiuosi, kad mes tokius šimtmečio kūrinius statom, kad toliau tolsti, taip net visai nenutolęs, tu visai dabar nematai, nu dar kartelį pasitikrinsi. O ten kažkur tai tarp tų vėliavėlių, reiškia, tas mūsų šimtmečio statinys ir rimtadrilė rampampam ir... Nu, va tai ir tiek. Ir kadangi aplinkiniais kanalais aš sužinau, kad labai per ilgus reportažus darau, nu tai aš dabar tada ir pabaigsiu. Kitą kartą jūs kaip norit pasakyti, kad mano reportažai per ilgi, tai jūs man rašykit, reiškia, kanalizuokit tiesiai visą informaciją į čianai, va čia kažkur šonė yra tokia, ir ten, ir laikus, tai čia dėkit, o ne Facebook'e, čianai, va tada ir aš tada žinosiu, ne per aplinkui, per pažįstamus draugus pasakokit, kaip, reiškia, aš per ilgai čia šneku, jeigu per ilgai šneku, tai ir atsibodu, viso gero. Sakau, atsibodot, viso gero, nu, viso gero atsibodot.